Mielos moteris, damos, mielos sekėjos ir kanalo svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mano video truputėlį kitoks ir ypatingas tuom, kad mes pasižiūrėsime šiandien į porą. Būtent aš įdėjau įrašą į YouTube kanalą, po kuriuo skatinau jūs, jeigu jums įdomu išgirsti apie save, kažkiek tai informacijos būtent iš numerologinės pusės, jūs galite palikti savo kontaktus, jūs taip pat galite, jeigu jums įdomu išgirsti apie savo porą, palikti savo ir savo partnerio duomenis, būtent gimimo datas. Laiko čia nereikia, nes numerologijoje gimimo laikas nėra toks būtinas kaip astrologijoje. Ir kviečiu šiandien, tikiuosi, kad Samanta, kuri paliko šiuos duomenis, žiūrės šį video ir galės atrašyti kažkokius tai komentarus, bet vėlgi ir po šiuo video jūs galite, jeigu jums įdomu, kad aš išnagrinėčiau jūsų porą, jūs galite palikti savo kontaktus, gimimo datas, galite dar papildomą informaciją kažkokią palikti apie savo porą po šiuo video, komentaruose, ir būtinai padarysiu video apie jūs. Na, o jeigu jums įdomus toks suderinamumo variantas, kad apie jūs papasakočiau, bet nenorėtumte, kad tai būtų viešai, tai kviečiu rašyti man individualiai ir būtinai viską papasakosiu. Taigi šiandien pas mus atėjo pora, Gedas ir Samanta. Deja, aš nežinau, ar ši pora jau susituokusi ar ne, ar tik gyvena kartu, bet pabandykime viską papasakoti tai, ką mes matome. Visų pirma, Gedas gimęs 92 metų sausio 10 dieną. Iš karto galiu pasakyti, kad dešimtukas pagal Taro numerologija, tai yra fortūnos, likimo rato arkanas ir tikrai jo užduotis, ypač ir jo socialinė užduotis yra, gauti finansus, gauti pinigus ir juos leisti būtent savo mylimiems žmonėms. Tai toks labai pinigingas, jis gali būti poroje būtent tas, kuris uždirba pinigus, labai svarbu, ir tai yra būtent jo užduotis. Tai, kad jis gimė sausio mėnesį, reiškia, kad atėjo čia ne šiaip sau. Jis turėtų padėti savo broliui arba sesiai, būtent tokia jau užduotis, jeigu jis neturi brolio arba sesers. Čia dabar labai jau tuomet didelis klausimas tėvams, kodėl. Samanta pas mus gimė 97 metais, rugpjūčio 21 dieną. Ir 21 diena tai yra pasaulio arkanas ir kalba apie užsienį, užsienio rinkas, apie tai gali būti, būtinai turi būti tam tikras ryšys su užsieniu. Ar daug keliauti, be abejonės smalsumas, gali iškeliauti ir gyventi užsienyje, labai ten būtent užsienyje yra sėkmė, bet čia kabliukas koks. Tas, kad bebūdama užsienio, jau užduotis yra vis tiek šlovinti Lietuvą per savo darbus, kad visi sužinotų, kad egzistuoja tokia šalis. Ir pasižiūrėkite, man labai būtų smalsu paklausti šios poros, ar jie gyveno užsienyje, nes ir Gedo viena iš užduočių ir Samantos tokia užduotis yra būtent gyventi užsienyje. Ir jūs nepatikėsite, kad netgi jų poros tikslas, abiejų poros tikslas, šios poros tikslas yra užsienis. Tai reiškia, jie turi padėti vienas kitam, iškeliauti, emigruoti į tą užsienį. Tai tikrai labai smalsu būtų sužinoti, ar jie šiuo metu gyvena užsienį. Jeigu ne, tai turėtų būti
pagrindinis veiksnys, ką jie turėtų daryti. Na, abudu tokie yra ganėtinai, žinot, energijos šios poros yra labai tokios vyriškos ir Gedui patinka spręsti problemas, sakykime, patinka iššūkiai, vien toks gulėjimas ant sofkės ne jo. Ir Samantai patinka, žinot, ir lyderystė, ir vadovauti, sakykime, taip, tos visos energijos, valdžios energijos, jai tai yra labai priimtinos. Kai jie susipažino, vėlgi mes nežinome, ar pora jau oficialiai susituokusi ar ne. Ir tiesa yra ta, kad kai pora susipažįsta, bet nėra oficialiuose santykiuose, tai energijos yra vienokios, kai jau pora yra susituokusi, pasijungia visiškai kitokios energijos, bet vėlgi pabandykime panagrinėti. Be abejonės, jeigu taip plačiaja prasme žiūrėti, pagal jų socialinę tą užduotį, kaip minėjau, jau šios poros užduotis yra užsienis. Be šitos informacijos matosi, kad šitie santykiai yra būtent karminiai santykiai, bet būtent Gedui, jam ir, sakykime, už tuos santykius jis privalės susimokėti ir būtent susimokėti savo, sakykime, finansinę padėtimi. Jeigu kažkas paeitų ne taip, tai nutrūkus šiems santykiams ir panašiai, jis gali nukentėti finansiškai. Bet poroje būtent Samanta jame mato tokį, žinot, labai išmintingą vyrą, kuris turi labai daug gilių žinių, bet tuo pačiu ji mato jį kaip tokį, žmogų, kuris labai mėgsta vienatvę, žmogų, kuris gal labai stipriai neprisiriša, toks vilkas, kuris visur, arba katinas, kuris visur keliauja ir mėgsta būti vienas. O iš jo pusės, joje jis mato tą perspektyvą, tą kaip tik galimybę ir, sakykime, ir finansinis perspektyvus, galbūt Samanta irgi pagal savo komforto zoną užima tam tikras pareigas, jis tikrai mato joje tą perspektyvą. Kame gali būti kabliukas šitoje poroje, jie gali neturėti bendrų temų. Gali, žinot, ateiti taip namo, atrodo, Gedas vienoj srity gali dirbti, Samanta visiškai kitoj ir jie gali, atei namo tylėti arba žiūrėti televizorių ir panašiai, neatrasti tų bendrų kažkokių tai temų. Čia labai svarbu, kad pora tikrai kalbėtųsi ir neslėptų vienas nuo kito, neturėtų paslapčių. Būtent apie tai kalba. Bet kai jie susipažino, vėlgi labai įdomu tai, kad šitoj poroj aš nematau tokių kažkokių tai lyrinių ženklų. Atrodo, kad jie suėjo kartu dėl to, kad patogu, dėl to, kad mato perspektyvas vienas kitame, tam tikrą statusą, tam tikrą pagarbą, bet tai nėra tokie, žinot, lyriniai santykiai. Labai daug ženklų rodo į tai, kad tai labiau arba santykiai iš, sakykime, kažkokių tai savo tokių, nes taip apsimoka, nes taip paprasčiau, arba lengviau išgyventi šiame gyvenime, nebūnant kartu, arba labiau toks, žinot, santykiai, kai mes dviese, bet mes abudu jaučiame tą vienatvę. Kai jie susipažino, Samanta matė savo antroji pusė tą statusą, jis jai galbūt
tikrai perspektyvus, tą lyderystę matė ir tai sužavėjo, ne? Jis joje, vėlgi matė tai, kažkas, kad man, būtų labai ne pro šalį turėti būtent tokią panelę, tokią merginą, ne? Jis pamatė, kad man apsimokėtų būti su ja. Tai nebuvo kažkokie tai, sakykime, meilė iš pirmo žvilgsnio. Tai buvo, tikrai toks apskaičiavimai. Ir tai yra labai, dabar, jeigu netgi šita pora nesusituokusi, tai tokia intensyvi, sakyčiau, pora. Gali būti tikrai konfliktų joje, kur reikėtų, būti atsargi, nes 11 arkanas tai vis dėlto konfliktų, arkanas tai yra stiprybės ir jėgos arkanas, kuris mums kalba apie tai. Jeigu jie, pavyzdžiui, susituokė arba, svarsto, ar vertėtų susituokti ar ne. Žinokit, labai įdomu tai, kad poros energija nepasikeistų. Ji vis tiek būtų apie tą vienatvę, kad mes dviesi, bet mes abudu vieniši. Tai būtent apie tai. Ir čia jau, bet susituokus truputėlį jau eina tokio kitokios energijos, kur jau Samanta matytų Gedė tą perspektyvą, tą fortūnos ratą, kad jis tikrai, aš matau, kad jis neša pinigus į šeimą, o Gedas pamatytų Samanto tą žvaigždę, kažkaip suspindėtų, susituokus Samantą jam kitomis šviesomis, sakykime, pamatytų jis, kad ji yra tokia graži moteris, labiau tokia romantikos galbūt uždėtų jam tą santuoką. Tai truputėlį ta situacija viduje tikrai pasikeistusi, bet pagrindiniai konfliktai arba dėl ko nesutartų šitą porą jau, kai jie būtų susituokę, arba jeigu jie jau dabar yra susituokę, kad galbūt būtų pastovus poreikis kažkur tai kraustytis, kažkur tai važiuoti. Galbūt atsirastų toks jausmas, kad pora nesivysto kartu, kad jie, kaip jie buvo, susipažino, kaip jie yra, taip jie ir, lyg tai stovi toj vietoj. Bet iš tikrųjų taip, kai jeigu susituokė šitą porą, truputėlį pagerėja pačios tos energijos, ne? O buityje vėlgi atsiranda tas, jeigu šiaip pasižiūrėti, kaip šita pora jaučiasi buityje, tai už kadro, kai nieks nemato. Tai vėlgi mato tai, kad kartu yra lengviau. Mes kartu, ne dėl tų kažkokių tai lyrinių dalykų, bet dėl to, kad apsimoka būti kartu. Mokesčiai per pusę arba dar kažkaip, ar lengviau, ar palaikomės vieną kitą. Toks vis tiek toks apskaičiavimo energija yra. Samanta vėlgi mato jame tą statusą, vyriškumą, tą galbūt kažkokią tai mato, kad tai yra žmogus, kuris gali suteikti jai statusą, tam tikrą mato jame, kad jis galbūt turi tą valdžios kažkokią tai energiją formą. Jis ją gerbė, taip, jis ją gerbė. Pagarbos jausmas yra, o konfliktai, gali jausis, kad nėra tos kažkokios tai harmonijos, pojūtis, kad nėra to komforto poroje, karts nuo karto gali konfliktai būtent dėl to būti. Tai ir šiaip čia jau aišku tokie dalykai. Be abejonės reikėtų eiti jau asmeniškai žiūrėti, bet Gedo, pavyzdžiui, karminės numerologijos schemoje, matosi, kad yra tam tikri galbūt blokai susiję su giminės pratęsimu,
Čia jau reikėtų be abejonės žiūrėti, bet kaip ir minėjau, ir gedo visi skaičiai arkanai yra labai tokie vyriški, aršus, tokie visi, aštroki. Taip pat ir Samantos ženklai ir skaičiai yra ganėtinai tokie, nėra labai moteriški, yra labai švelnus. Ganėtinai apie karjerą, apie tikslus, apie, taip sakant, pasikeitimą ir Samantos socialinė užduotis, ji yra apie tai, kad aš noriai einu į krizes, noriai tuos iššūkius priimu, dėl to galbūt jie ir suėjo, dėl to, kad aš žiūriu į iššūkius ir su pasitenkinimu, taip sakant, juos įvykdau ir Gedas ir Samanta tai daro. Samantos tokia užduotis socialinė truputėlį sudėtinga, jai reikia išmokti artimuosius apginti, tokias gynėjas poziciją, tam ji turi charakterio labai geras savybės, ir į tai nurodo jos komforto zona, apie kurią minėjau. Tai tokia arši pora, kuri tikrai kartu gali daug nugalėti iššūkių, pora, kuriai reikia išvažiuoti iš gimtinės, iš Lietuvos, emigruoti. Ir mes žinom, kai mes emigruojame, kai mes esame kitoje šalyje, būtent tokios savybės, prasibrauti, įsitvirtinti, kai reikia visiems įrodyti, kad tu kažko esi vertas, yra super fainos, super reikalingos, bet kaip minėjau, šita pora turi tam tikrų iššūkių būdama kartu, nors tikiu, kad dviese jiems visą tai daryti yra lengviau. Tokio pobūdžio, jeigu jums įdomios tokio pobūdžio analizės, kviečiu tuomet tikrai nepagailėti ir širdelių, ir komentarų. Ir kaip minėjau, komentarus, jeigu norite, kad ir jūsų pora, arba nebūtinai pora, bet tiesiog kažką tai papasakočiau apie jūs, tokiame video jūs galite palikti savo duomenis, vardą ir gimimo datą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ate.